Žmogus iš išorės gali atrodyti tvirtas ir pasitykintis, bet gyventi be paėmėjų. Jis gali būti be galo drąsus, bet išgyventi panikos bangas. Gali atrodyti sveikas it ridikas, o jaustas blogai. Gali atspindėti iš laimės, o viduje eiti per pragarą. Yra daug stiprių žmonių, bet stiprybė kainuoja kartais net labai brangiai. O geležinės kaukės palaipsniui veda į įvairius negalavimus. Žmonės gali atrodyti turtingi, bet skęsti skolose, atrodyti nepavydus, bet savo viduje išgyventi skausmą. Gali ir ramus bei abejingi atrodyti, o iš tiesų vilti jausmuose. Gali ir gražus atrodyti, prisižiūrintis, o viduje visiškas chaosas. Tikroji stiprybė ne visada būti stipriu, kartais stiprybė tai rasti jėgų būti savimi. Kitą kartą ir silpnu, bejėgių pasimetusių, ašaruojančių palaužtų. Žmonės mums retai parodys tikruosius save, piktų žmonės dažnai lydi baimė. Atminkite, ten kur pyktis, ten ir baimė, ten pagalbos šauksmas. Ten kur krūvos draugų, ten kvepia vienišumu, ten kur namai pilni šviesos, gali gyventi depresiją. O kartais labiausiai pagalbos reikia tiems, kas atrodo stipriausias, kas šypsosi plačiausiai ir juokiasi linksmiausiai. Mes niekada nepajausime žmogaus, jei nebandysime išvelgti giliau, pastebėti daugiau, pajusti subtiliau. Dažnai tik tai storželiai, tie vieninteliai, kurie nelaimėje mums padės, o meilų saldžiamasi ne. Visur yra dvi medalio pusės, visur tikrovė susitvejina. Niekada nespręskite apie žmogų lengvabūdiškai, stereotipiškai, paviršutiniškai. Šis pasaulis gana čiauri, vieta leistis, o prabanga visada būti savimi, tad žmonės patalpina save į skafandrą ir bando išgyventi toje aplinkoje. Tai kaip jam leidžia paties jėgos ar galimybės. Stiprius žmonės gamina ne horoskopai, ne kursai ir ne tylos stovyklos, vis gimdo gyvenimas, patirtis, žaizdos randai. Kartais mes elgiamės grubiai su tais, kuriems švelnumo ir dėmesio reiktų labiausiai, kurie mums atrodo visada susitvarkys patys, viską gaus ir pasieks savaime, viskas jau kas su jais tai tikrai nepražus. Gal ir taip, o gal ir ne, galbūt jam liko jau visai nedaug. Gal tik vienas lašelis, nepamirškime to, tikrovė tvejinasi. Šviesa eina kartu su šešėliu, gėris, koja kojon su blogu stiprybė, kartu su įsakymu, nuovargiu, pagalbos šauksmu. Mes labai dažnai matome vieni kitų atvaizdus ir labai retai tikruosius tuos, kurie stovi kitoje jo pusėje.